Tai Juozai, įpratom čia mes po šitos intensyvius laukus, tai Šakių rajone, tai Ignalinos rajone, kur labai intensyviai Kėdainiuose intensyviai augalininkystė ir dabar vidurio Lietuvoje atvažiavam į pasėlį, kuris yra vidutinį technologiją, vidutinių intensyvumų, taip sakykime. Čia kviečiai yra po žieminių rapsų, arimas, tręšimas saikingas, čia iki 150 azoto. Panašiai, kas šiemet daugiausiai tokia įprasta. Mikroelementai vieną kartą išpurkšti ir fungicidai gal 2 kartus. Tai taip vyrauja nuo 4 milijonų iki 5 milijonų, 5,5 kažkur tai tankumas. O grūdų užsimezgimas nėra labai idealus, daugiausiai 3 grūdai užsimezgia. O yra tokių, kur atmetę po 3, po 5 varputės. Toksai, sakykime, vidutinis, kur šiemet tokių yra tikrai nemažai pasėlių. Varpoje 35-40 grūdų kažkur tai. Kažkas tokio. Ir tokių pasėlių yra nemažai, su piktžolės kontrolė atlikta tikrai neblogai. Apie 22 laipsnius temperatūra, tai tokia mums būdinga ir labai gera kviečiams. Jinai praktiškai ideali būtų, bet čia dar prieš kelias dienas buvo ir 30. Tai va, ir tas 30 labai pakeitė pasėlio struktūrą. Tai dabar, Juozai, tavo įžvalgos su ligom, tikrai jų čia yra. Taip žiūrint, miške grybai pradeda dygti tokiom sąlygom, tai tie patys grybai gali būti ir pasėlyje. Dabar 2-kartinis fungicidų panaudojimas, paprastai tai užtenka, kad apsaugoti, bet tos sąlygos tokios buvo, kad čia ta vegetacija tokia buvo linkusi tęstis, atrodo, neskaitant tų kelių dienų labai karštų, kurios, aišku, labai pakeitė vaizdą. Tai va, per mėnesį laiko, aišku, fungicidas jau apsilpsta vis viena, skyla, ir jo veikimas susilpnėja per tą laiką. Ir dabar, jeigu žiūrėti visumoj, mes matom, kad ant vėliavinio lapo čia yra dėmių. Aš ką matau, tai yra vis dėlto čia septoriozė. Kol kas nėra labai išplitusi, įsivyšiusi, kad apimtų didesnę lapo dalį. Bet aišku, viskas tas gali keistis. Matosi, kad fungicidas nebesaugo jau. Tai šitoj vietoj jau nieko pagelbėti negalima. Čia tik tai tikėtis, kad dar to lapo žalumo užteks tų medžiagų pagaminti kiek galint daugiau, kad grūdas bent kiek būtų stambesnis. Antra liga, kuri matosi ant lapo, tai aišku dryžligė, jos čia mažiau. Bet pastebim, kad yra naujų, šviežių tų dėmelių tokių, kurios tikrai gan ryškios ir jos įsiskiria ant vėliavinio lapo, kadangi užkratas dabar iš viršaus čia yra užnešamas. Jeigu tik tai yra drėgmės, tai aišku, liga šitai vietoj pradeda vystytis ir kaip nebūtų gaila, kenčia vėliavinis lapas. Kita liga, aišku, jau čia dabar varpose, tai yra fuzariozė. Sakyčiau, labai tipiškas pavyzdys. Tai aš mačiau neseniai pasėlį, akvotuotą veislį, tai labai daug, nežiūrint to, kad buvo daryti 2 purškimai, taip specialiai ūkininkas darė. Čia matosi jau ir rausva grybiena ties varpučių prisisegimo vietomis. Čia jau tipiška. Tipiška, taip, kaip iš paveiksliukų. Kataloginė. Taip. O tasai langas yra labai nedidelis, kada fungicidas gali fuzariozę stabdyti. Bet čia palyginus nėra daug, kad taip nekrenta į akis. Nėra per daug tankus pasėlis, vėdinimas geras. Ir, sakykime, rasa tiek ilgai nesilaiko. Ir galbūt būtent žydėjimo metu buvo sausas momentas, kada tikrai labai neilgai tie varpažviniai atsidarę būna ir įsileidžia tą užkratą. Tai šitoj vietoj neblogas rezultatas yra. Išsiraunam ir man čia dabar kas labiausiai neramina. Čia vis tik tai buvo rapsai,
prieš rapsus buvo kviečiai, buvo arimas, tarsi mes kaip ir pabėgom nuo tos problemos. Bet jeigu pjaunant su peilio, mes matom, kad čia stiebas yra papuvęs, šaknys nedirbančius. Jau čia nereikia nepjauti, taip, nes čia nereikia yra akivaizdu, kad yra pažeista. Ir nedirbančių šaknys. Padaiginau terpiai atitinkamai lėkšteliai. Na, užsinešė toks jau grybiena raudona. Tokia. Na, ten dar įvairių spalvų buvo ir tokių jau tų baisių, ir ten juodos, ir rudos, ir taip toliau, bet dominavo raudona, ružavi. Tai reiškia fuzariumas. Fuzariumai, taip. Tai va. Nu, ir tą mes irgi matome. Va, nuo krūmijimosi mazgo praktiškai tie audiniai jau apmirę ir be abejo grybiena užkimšusi. Taip, ir čia. Ir yra tokių pačių, čia mes paėmėm jau jie balti. Jo, čia anksčiau. Viskas tas yra įvykę anksčiau, jeigu taip žiūrint. Ir čia jos tos bus vadinamus juodus varpus. Na taip, nes jos profitiniai tada ateis. Jau jos labai nebedaug. Tai dėl ko aš ir sakau, man labiausiai tai neramina tas patogenų buvimas dirvoje. Aš įsivaizduoju vienintelį kelią, tai yra dirvos biologinio aktyvumo didinimas. Na, galbūt ir drėgmės režimas dirvoje. Drėgmės režimas, arimas neišgelbėjo nuo to greitesnio pradžiūvimo. Išdžiuvo, bet po lietaus viskas susiskleidė ir neliko deguonies dirvai. Na ir kitas dalykas, kalbant apie rapsų, vis viena sukaupta siera, kuri irgi yra kaip dezinfekuojantis toksai elementas, tai viskas nuėjo į apačią, nusivertė. Šitoje vietoje aš sakyčiau tikrai po rapsų. Art gal ir nederėtų. Tikrai, šitoje vietoje, aišku, šiek tiek kartais norima pataupyti, ražieną aukštą palieka rapsų, tai čia... Bet ką aš pastebėjau, kad atsiari tai šiaudai, kurie buvo anksčiau prieš rapsą. Ir tas, aišku, gali... Tai reiškia, mes jeigu patogenus... čia pastoviai yra taikoma, matos, plūgas tam lauke, tai aišku, tada pasikėlė ir tie senieji patogenai matomai išplito ir dėl to gavom tokią situaciją. O užkratas teisingai pasikėlė tas, kas buvo prieš tai. Tai dabar jau nieko nepadarysi, bet reikia pagalvoti į priekį ir aš galvoju taip nuėmus derlių ant ražienos, guminis rūgštys, destruktorius, kad paskatinti nepalikt vietos patogenam. Kad būtų teigiamas balansas tų gerųjų. Ir kartais chemikai sako, oi, ne, tik tai cheminim priemonėm gali, bet aš galvoju, negalime supriešinti chemikų su biologais. Geriausia yra tik tai sinergija, kada naudoji ir tokias priemonės, ir tokias, bet ir tam pačiam sėklo apvėlimui, kada ir tą panaudoji, gauni daug geresnį efektą. Tai visumoje dabar kalbant, kada tikrai į dirvą įsineša labai nedaug organinių, sakykime, trąšų, organikos visumoje, tai atsiranda tas disbalansas. Tada viršų pradeda imti patogenai, nes dirvožemis darosi negyvybingas, nebeaktyvus, kad galėtų pasipriešinti tam užkratui. O mes tą užkratą visada turim, nes einam į intensyvesnį technologijas. Atrodytų arimas, jau čia papurenta, kastuvėlis su centimetrais smendrio, 5 centimetrai lengvai smeigės, jau toliau nebeina įsmeigti. Nu, tiek, kiek drėgna. Tiek drėgmės yra, tai ir čia taip gavosi. Bet, tai žodžiu, reikia žiūrėti į perspektyvą, valytis dirvožemius ir tada nuo tos pačios dirvos nepakels patogenų ant lapų. Šiemet, iš tikrųjų, smilguolių yra daug laukuose ir, problema ta, kad ir herbicidai nesuveikia. Ir čia tai įdomiausia. Jau po 2 kartus atlikti buvo purškimai ir tai dar kai kurie laukai yra gan, taip gausiai užteršti smilguolėmis
Ir nori, nenori, tada peršasi tokia išvada, kad atsparumo problemos yra. Nes piroksulamai, aš bendrai kalbėčiau taip, sulfonirurėjos grupės herbicidai, taip atrodo, kad kuo toliau, tuo jie mažiau veiksmingi yra. Mes jau žinojom apie kai kuriuos iš anksčiau, kad jau atsparumą įgyjo, o dabar ir pinoksadenas kaip veikli medžiaga irgi labai tokia būdavo čia kaip įsigelbėjimas po to, kai sulfonirurėjos nesuveikdavo, bet pavienėse laukuose ir netgi po panaudojimo pinoksadeno jau galima matyti. Aišku, pasakyti, ar ten yra tas tikrasis atsparumas, ar tiesiog sąlygos dar kažkas lėmė, vienintelis būdas surinkti sėklas ir atiduoti tyrimui. Ir čia matom rūgčiai užkariavo tą salelę tuščią. Ir herbicidas, purkšti herbicidai, viskas, bet kada išmirkimas, tuščia vieta ir taip jau atsirado. Jeigu šitam lauke smilguolių tik tai gal pavieniai kupsteliai, kurie nereikšmingi, taip sakykime. Tai taip dabar laukuose mes matom smilguolę, taip matom dirsės, jų vis daugėja laukuose. Ir ten toliau vietomis varpučio. Horizonte tai matosi rugiagėlių gaujelės. Tai tos piktžolės, kurios palyginti greitai įgauna atsparumą, vis daugiau laukų su pašiaušeliu, kas man irgi neramina, nes jau yra Vilkaviškio, Šakių rajone, Jurbarko rajone, kur tikrai laukuose, o jis jau tada, kai plinta, tai jau jį sustabdyti yra sunku. Tas pats Pakruojo rajone, kažkaip tos piktžolės, atsparios piktžolės, turi tokį plitimą nuo pietų ir iš šiaurės. Centras gan ilgai išlieka, kad toksai saugesnis, bet kuriuo atveju jau matosi, kad kai kurios piktžolės tiesiog atsirūšiavo, kuriom labai palanku augti. Ko gero, Juozai, labiausiai tą karštį sureagavo vis tik tai pupos, nes vienaip ar kitaip tai jautrus augalas ir antra, labai aktyvus augimas tuo laikotarpiu čia buvo ir nesugebėjo paimti su šaknim tiek vandens, kiek išgarina ir ko gero atsisakė tos labiausiai energijos reikalaujančius dalies, tai yra žiedyno. Būtent. Ir pupom jau čia visi ūkininkai, jeigu jau tik saulė pašvieti, visi stresuoja, taip. 30 laipsnių temperatūra yra kritinė visiems augalam praktiškai, net ir kukurūzam kritinė. Tiesiog per kelias dienas. Jo, ir čia dabar, ko gero, labai akivaizdžiai matom, kad apačia, kol buvo geri orai, užmezgimas yra, tada karštis, užmezgimų nėra ir dabar dar augs viršūnį vėl su žiedais. Tai jeigu bus tokie orai kaip dabar ir užsimerks viršūnį. Bet jau prarasta daug. Labai daug. Atveju. Tai vėl šiemet gali kaip kurios augintojus pupus nuvilt. Kartojasi metai iš metų. Tai iš principo po dabar tos problemos su tuo kartais labai užtenka trumpo to kelių dienų laiko, kad sugadintų tą potencialą, kurį atrodo rodė pradėjusios žydėti pupos. Tai šaknis ir ant šaknų esantis gumbeliai rodo, kad čia gyvybės yra dar apačioj. Čia pasižiūrėjus, atrodo augalas stiprus ir labai aiškiai atmetė dalis ir tų net užsimezgusių ankštarėlių, kaip kurios gali nubyrėti, taip toks labai panašu. Gali nubyrėti arba bus vienas ar du grūdeliai. Yra pradai, bet čia aš sakyčiau askokitozės yra tokia kėdėmė. Aišku, kad grybinė, bet
šokoladinė, sakyčiau, dar Ne, šiaip tai atrodo švarios. švarios. O dabar va čia va gali ant tų jau nubyrėjusių, Kur žiedai pažeistų, nukrito. čia gali, aišku, botryčio būti dauginimosi vietos ir tada šokoladinė gali tikrai ateiti gan stipriai ant tokių pupų. Ir aš ko bijau, kad kaip kurie augintojai praras viltį ir nieko nedarys. Jo nebeskirs dėmesio. Taip gali būti. Nes, sakys, jau vis tiek nebus derliaus. Nors čia dar audimas, tai dar, dar čia. Taip, tai pasižiūrėjus, nėra, atrodytų... Ne, čia nėra taip čia nėra blogai. Teko matyti ir prastesnių atvejų. Nes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aukštai jau mezgi. Bet kitos, aišku, turi tik tai gal 3 širniai. Kodėl? Jie yra mažiau kaprizingi nei Nes pupos. Vakar su vienu kalbėjau ūkininkus, jis sako, žirniai man labiau patinka, sako, aš žirnių tai žinau, kad, sako, vienaip ar kitaip dar kažką tai gausiu, sako, pupom vieną kartą pabandžiau, kitą kartą pabandžiau, sako. Taip, kažkaip nesiseka. Bet aš dabar vakar mačiau vieną pasėlį, kur tikrai sėjo 1,25 milijonų, tai dabar yra apie 1 milijonas augalų, tai pajudini ir juda tikrai toksai 10 metrų toksai. Labai gerai sukibę, stipriai stovintys ir manau, jeigu nebus stipriaus liūties, jie išsilaikys.